Labas vakaras, merginos. Kaip jūsų penktadienio vakaras? Kaip jūsų Halloweenas? Galiu pasakyti, kad man šiandien iš ryto dukra pareiškė, kad į mokyklą reikia eiti be kuprinių, kaip nors gražiai apsirengus, su įdomia šukuosena. Ir ji pasakė, kad nežino, į ką dėti knygas, kadangi iš vakaro nepasiruošė. Ir kadangi neranda, tai geriau jį iš vis neis į mokyklą. Nes mamos pasakymas, paim kuprinę, jos nepaveikia. Tai ką tu noriu pasakyti, kad man Halloweenas visiškai nepatinka. Ir aš prieš tokius išsidirbinėjimus, kai knygas reikia nešti maišuose, nes kuprinė netinka. Tai va, tai iš ryto aš turėjau stresą, daug streso. O dabar jau parašiau vitaminą C, nes pirmiausia, keletą dienų darbe kaip ir šalta buvo. Dabar jaučiuosi tokia truputį pavargus, o paskui prisiminiau, kad šiaip reikėtų jį pastoviai gerti, bet kai tu gerai jautiesi, tai visiškai pamiršti. Tai va, o prisiminiau, kad ryt ir poryt bus, giminių susitikimas kapinėse. Tai va, kad nesusirgt, nes gal kas nors kosėja, čiaudėja, tai reikia stiprinti savo imunitetą. Tai va, išgersiu vitaminą C. Iškart pasakysiu. Čia yra liposomalinis. Ir žinokit, jis tikrai veikia. Nes pati nesirūpinau savimi, susirgau. Ir tada prisiminiau šitą ir gėriau sustiprintą dozę. Gėriau po 2 pakelius per dieną. Ir aš per 3 dienas pasveikau. Ir tokį pat variantą pakartojo mano vyresnė dukra. Ji irgi truputį sušalo, pradėjo sloga, gerklė skaudėt, tai aš ją irgi išgydžiau su šituo. Nereikėjo jokių antibiotikų ir išvis važiuoti pas gydytoją. Irgi per 3 paras. Tai rytoj, kai važiuosiu į kapines, irgi pasiimsiu su savim. Ir iš ryto išgersiu. Tai va, o žinot ką, aš dabar sugalvoju jums parodyti. Aš taigi šiandien pasiėmiau savo užsakymą. Užsakiau skanumynų ir noriu pasidalinti, kągi aš ten turiu. Dėžutė. Mano dėžutė iš Joju kompanijos, iš mano kompanijos. Noriu parodyti, kokių prekių aš savo užsakiau. Kokių skanumynų iš ten galima užsisakyti. Taip. Berry Pop arbata, tai yra vaisinė su avietėmis. Aš paskui jums parodysiu kokia, nes aš savo vandenį prišildžiau. Ne šiaip ruošim arbatą. Vitaminas Omega Heart Smart, todėl kad mūsų jau baigėsi, tai va reikia naujos. Viena tabletė beliko. Ir pilna dėžutė, kažkokių spalvotų dalykėlių. Tai spalvoti dalykėliai yra Smart Go Pro Bar baltyminiai batonėliai. Tai va, valgysiu savo vakarieniai. Tai čia kelių rūšių užsakiau, šiaip pas mus jų yra 4, tai su avietėmis ir baltuoju šokoladu, su karamele, vanilinis yra ir šokoladinis riešutų. Tai va, užsakiau daug baltyminių batonėlių. Taip, ir buvo akcija. Aš visiems jums sakiau, užsisakykit, rodžiau pavyzdį. O aš užsakiau 2 dėžutes.
Čia yra serumas nuo plaukų slinkimo. Ir pirmiausia, jam buvo akcija, tai pagalvoju, ar reikia. Antras, seniai, kad jau nepraėjau, nenaudoju šito dalyko ir dabar kaip tik pats laikas tą padaryti, todėl kad rudenį plaukai slenka, nežinau kaip jums, man jie tikrai slenka. Ir kirpėja yra pasakiusi puikų kaip ir pavyzdį, kodėl taip vyksta. Vasara pirmiausia šilta, galva nešala, kraujotaka gera, plaukai gauna daug maistinių medžiagų, bet atėjus rudeniui, orai vėsus, šalta. Juk jūs nenešiojat kepurių? Aš tai ne. Jausi šalų, bet nenešioju kepurių, tai galva šala, plauko šaknis negauna pakankamai maistinių medžiagų, todėl kad kraujotaka sutrinka, ir viskas, ir plaukai pradeda slinkti. Tai tam, kad per žiemą jų prarasčiau mažiau, pasiėmiau 2 kursus plaukų serumo. Rezultatai labai geri. Viena kolegė jau seniau per COVID neteko, pradėjo labai slinkti plaukai, ten tikrai jau pradėjo, galima sakyti, plikti ir būtent tik šito serumo dėka, žinoma, galbūt ir maistas prisideda, ir vitaminai su tuo omega, ir gal kolagenas prisideda, taip, viskas kompleksai veikia, bet ta prasme, šitas serumas, kadangi jame yra ir kaštonas, ir arnika, ir yra kaip ir čili pipirai, tai jis šildo. Ir kai tu ant odos galvos užneši serumo, ten prasideda tokia reakcija, kad jis, žnaibo. Tai suaktyvina kraujotaką. Tai tikrai rekomenduoju, kas nebandė ir kas tikrai turi plaukų slinkimo problemą, kas dabar rudenį jie pastebėjo. Nes kaip ir sakiau, tiesiog orai keičiasi ir plaukai pradeda slinkti, nes taip turi būti, ane? Rudenį krenta medžio lapai, rudenį krenta plaukai. O dabar arbatos pertraukėlė. Įpilsim savo karšto vandens. Ir aš jums parodysiu, ant kiek skaniai šita arbata. Kaip ji skaniai atrodo. Šitame pakelėje, kiek prisimenu, yra 30 arbatos piramidžių. Ir ateikit čia. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodo, ne? Džojų vaisinė arbata. Ar rasiu, kad ji pagaminta? Ne, dabar nerasiu. Bet šiaip šita arbata yra pagaminta pas mus Lietuvoje. Ir žiūrėkit, kaip ji atrodo. Ar jūs matot? Čia yra avietė, kinrožė. Atrodo natūraliai. Todėl man ir patinka šita arbata. Ir dar ji yra saldi, todėl kad turi stevijos lapų. Tai tikrai rekomenduoju. Avietės ir šiaip skanu. Nežinau, ar jūs valgot aviečių uogienę, bet arbata tai ir kvepia. Ir labai skaniai kvepia avietėmis. Matot? Keičia spalvą. Tai tuoj prisitrauks. O dabar turėčiau nagus, būtų įdomiau. Reikėtų atidaryti šitą baltymų batonėlį. Čia bus mano vakarienė. Žinau, kad rytoj ant svarstyklių bus pliusas, nes jau maisto kaip ir per daug, bet kaip aš jums kitaip parodysiu, kodėl taip nesidaro gražiai? Va taip. Tai pakelis. Jame yra 3 batonėliai. Ir šitie su avietėmis ir baltuoju šokoladu. Čia yra kažkas tokio. Ir aš tai irgi jums parodysiu. Yra kažkas tokio. Todėl, kad
Kuo jie skiriasi? Na, pirmiausia, čia parašyta 25% baltymų. Antra, čia yra kažkiek kolageno. Trečia, čia yra be cukraus. Ir kas ketvirta galėtų būti gero? Pirmiausia, čia yra pakankamai skaidulų. Na ir labai geras dalykas, kad va vienas šitas batonėlis, tai yra 200, beveik 200 kalorijų. Todėl nepiknaudžiaukit. Su traškiais. Jetau. Jis labai skanus. Mano dukrai, mažai dukrai, labai patinka. Vyresnė dukra nemėgsta aviečių, tai jai nelabai. Jai labiau patinka karamelinis. Va. Ar jūs matot? Su traškiais. Va. Kodėl sakiau baltasis šokoladas? Vat. Crunchy raspberry flour. Atrodo skaniai. Ir žinokit, jis toks ir yra. Yra tikrai labai skanus. Na, arba tą prisitraukia, bet jis bus dar pakankamai karšta. Tai va, kol mano vakarienė čia va aušta, nes aš nemėgstu karštos arbatos. Ko aš dar susirinkau pasikalbėti? Baigėsi mėnuo. Mano kompanijoje yra šiandien puikiai akcija ir ji irgi baigsis vidurnaktį. Tai puikiai akcija detoks rinkiniui, kuris čia yra. Čia iš visam tokiam detoks rinkiniui. Ten yra vienos tabletės kepenims ir aš G-Matrix vadinasi. Ir žinokit, aš jų dar irgi neragavau, nebandžiau, bet man atrodo, kad labai reikėtų. Nes bent jau va šitas va Biomatrix, tai čia yra su huminėm rūgštim ir G-Matrix irgi su huminėm rūgštim ir dar su cholinu, būtent specialiai tam, kad kepenų sveikatą sustiprint, kad kepenės atsigautų. Ir kodėl dabar reikėtų galbūt praeiti tą detoks programą. Žinot kodėl? Dėl to paties, kad dabar už langų yra ruduo, kad lauke visokie mikrobai ir virusai skraido. Ir va būtent prieš žiemą, tam, kad organizmas bent kažkiek atsigautų, kad kepenys atsigautų ir reikėtų praeiti detoks programą. Kaip ten tai protingai parašyta tame internete? Na tiesiog, mes vasarą daug valgom, leidžiam savo daugiau. Nežinau kaip jūs, na aš alkoholio negeriu, bet tikrai tikiu, kad galbūt jūs geriat karts nuo karto. Tai va, tai alkoholis, kaip žinot, kenkia kepenims, ane? Aš tai ledus valgiau per vasarą, tai va, tai irgi per daug cukraus. Na ir kepenys yra mūsų filtras, kuris filtruoja, kuris nori sumažinti tų visų nereikalingų medžiagų kiekį mūsų organizme, kad mes kuo mažiau jo gautume, ne? Jis filtras yra kepenys ir vat su tokių nesveikų riebių maistų, nes tikiu, kad prie alkoholio tikrai buvo ir šašlikai, nedaug tokių saulėtų dienų buvo, bet jų buvo ir tikrai galima buvo atsipūsti. Tai vat, kepenės dirba sunkiai ir tam, kad juos dabar kažkiek atsigautų, tai vat ir reikėtų praeiti tą tokią detoks programą. Ir pas mus Joy yra nuostabiai Pure and Balance detoks programa. Žinokit, kai aš pirmą kartą jį bandžiau, na galbūt aš kažkiek mitybos nesilaikiau, galbūt aš kažką netaip dariau, aš tik tai poveikio nepajutau. Ta prasme, gerai jaučiausi, bet man buvo poveikis, aš turėjau pajausti, kad minus kokie 2 kilogramai nukrito per 2 savaitės. Bet kažkaip taip neįvyko. Antrą kartą irgi praėjau. Vien todėl, kad išgirdau labai gerą atsiliepimą. Žmogus pasakojo irgi iš mūsų kompanijos, pasakojo, kad jie tiesiog nuėjo į svečius, pavalgė per daug ir jie pasidarė blogą.
ir jį tada išgėrė to Pure and Balance, būtent todėl, kad ten yra artišokai, margainis, yra beržų ekstraktas, mėta, kartusis apelsinas, tai iš tokių natūralių ekstraktų yra pagaminta, ten irgi tinktūros pavidalų 12 buteliukų. Tai jį išgėrė ir jie pasidarė geriau. Kai aš išgirdau šitą pasakojimą, nusprendžiau, kad man būtinai reikia, todėl kad pirmiausia, kai aš nuvažiuoju pas mamą, tai dažniausiai taip ir būna. Mama ką nors skanaus prigamina, ką nors tokio riebaus, na taip kaip jį mėgsta. Aš taip namuose negaminu. Tai ir aš nupirkau ir žinokit, tikrai taip ir atsitiko, kad tiesiog galbūt ten buvo labai karšta saulėta diena ir gal aš saulės smūgį gavau ir kai aš maistą suvalgiau, man pasidarė taip bloga. Nežinau, ar taip dar kada nors turėjau. Tiesiog lyg prarijau akmenį. Tikrai pilve viskas užstrigo, galva pradėjo skaudėti, nieko daryti nesinorėjo. Ir aš išgėriau to Pure and Balance buteliuką ir man greičiau nei per valandą viskas praėjo. Tai prasme, pasijutau kaip normalus žmogus, galintis eiti dirbti toliau. Tai o ir kadangi praeidinėjau programą Detox, tai mano svoris pradėjo mažėti ir jo dėka aš netekau 2 kilogramų. Tuo metu per Detox programą nukrito tikrai nedaug, bet pradėjo viskas keistis. Todėl, kad tas Pure and Balance, aš negaliu jums dabar parodyti, nes neturiu. Pure and Balance veikia, kaip ir sakykime, trejopai. Jis pirmiausia valo kepenis, artišokas ir margainis. Antra, beržų ekstraktas veikia per inkstus, valo inkstus. Ir gerina virškinimą, tai būtent tas pipirmėtė ir kartusis apelsinas. Tai 3, kiek čia, šitų natūralių veikliųjų medžiagų ekstraktai puikiai veikia ir jeigu laikaisi dar subalansuotos mitybos, tai rezultatai yra pasakiški ir žmonės odos bėrimai praeina, svoris mažėja, kas ten dar. Ir tiesiog energija atsiranda. Tai dabar šitą Detox rinkinį galima įsigyti net 24 eurais pigiau. Ten eina šitas Biomatrix guminės rūgštis, eina Detox tas mišinys ir G-Matrix rinkinukas kepenims. Tai vienu žodžiu, kad kepenis mūsų organizmo filtras veiktų gerai, tai visas tas rinkinys ir jį galite įsigyti iki šio vidurnakčio. Kur rasti nuorodą mano parduotuvės? Pirmiausia, bus prie šito tiesioginio eterio prisekta, o antra, mano profilėje yra nuoroda ir ten yra parašytos visos naudos. Tai ir apie naudas aš irgi norėčiau papasakot. Nežinau kaip, merginos, pasakykit, nejau jūs nesirūpinat savimi, tiesiog savimi, savo šeima. Man atrodo, kiekviena mergina nori būti ir graži, ir sveika, ir energinga, todėl kad daug darbų yra ir jeigu turi šeimą, tai iš visų daug darbų padaugėja. Čia yra viena, kad mes liktai ir norim savimi rūpintis ir mes liktai tą ir darom, bet ar už tai gaunam pinigus? Čia jau kitas tada klausimas. Kad rūpintis savimi taip, mes išleidžiam pinigus, nes nueinam kur nors ir nusipirkam ir kosmetikos, ir vitaminų, tos pačios omegos, kur dingo. Nežinau kaip jūs, bet jį labai labai skani ir mano vaikai labai mėgsta. Ir įdomiausia, anksčiau kai gėrėm tiesiog žuvies taukus. Čia dabar vėl iš šono nukrypau, bet nieko. Anksčiau kai gėrėm žuvies taukus, ir aš pamiršdavau, ir vaikams buvo neskanu. Žinokit, kai tu privalai pasimti duonos gabalą, nes kitaip tau gerklė nelenda tie taukai žuvų, o paskui pusę dienos jauti, kaip jie atsirūksta. Vienu žodžiu, jausmas nekoks. Kapsulės aš irgi naudoju, bet tiesiog gydytojai pasakė, kad žuvies taukuose ir vitaminų daugiau, tiesiog į kapsulę tu tiek neįdėsi žuvų taukų, kiek yra tuose 5 mililitruose. Tai todėl nupirkau tuos žuvų taukus. Tai aš juos vargais negalais suvartojau, vaikams nepatiko.
Šituos mano vaikai patys prisimena. Ta prasme, aš pasakiau, kad reikia valgyti po pusryčių. Na, gal kartais jie po pietų pasiema, bet jie patys pavalgo, nueina šaldytuvą, nes aš laikau jo šaldytuvę, pasiema ir šitą. Ir suvalgo po vieną tabletytę. Ir mano vyresnė dukra daro tą patį. Ji prieš viską, ką mama pasakė, to jai nereikia, bet šito omega vartoja. Ir irgi taip pat pavalgo ir pasiema, nepamiršta. Tai va, o omega tikrai mums reikalinga ir bent jau kai va, ji reikalinga, tiesiog. Kam reikalinga? Kraujotakai, smegenų darbui, tai va, kad vaikai mokyklose sėdėtų ir tą informaciją įsisavintų. Tai va, ką aš noriu pasakyti. Mes visus norim būti gražios, norim būti sveikos, energingos, rūpinamės savimi ir pinigus išleidžiam kur nors kitur. Nu, nejau, neprotingiau tiesiog paimti ir įsigyti prekių iš savęs pačios. Na, turi savo parduotuvę, kurie gauni savo nuolaidą, susigražini dalį pinigų sumokėtų, tu rūpinėsi savimi ir dar gauni pinigus. Nes tokių procentų tikrai nei viena vaistinė nemokės, nei viena kosmetikos parduotuvė tikrai nemokės. O čia tikrai yra didelis prekių pasirinkimas kiekvienai, kuri supranta vertę. Nes iškart tikrai nesakysiu, čia nėra bile kokie papildai, tai yra premium klasė. O premium klasė kainuoja, todėl kad kokybė šiuo metu tikrai kainuoja. Nes pavyzdžiui, žuvų taukai 10 eurų už didelį buteliuką. Na ir dabar pasakykite, iš kokiesgi čia žuvies turėtų būti pagaminti tie ne žuvų taukai, o žuvų kapsulės, kad jos sugebėtų kainuoti 10 eurų. Jeigu žuvis tiek nekainuoja. Žuvis tiek nekainuoja. O omega yra gera tik iš laukinių žuvų. Tikrai ne iš tų, kurios auginamos fermose su pašarais. Tai va. Čia vien tik apie omega aš tiek galiu pasakyti, neskaitant kitų dalykų. Vat ir netgi ta pati arbata. Matot? Rubino spalvos. Netgi ta pati arbata. Aš iškart pasakysiu, ne vienoj tikrai dar nemačiau va tokių plaukiojančių aviečių sėklyčių. Visur yra miltai, sumalta. O sumalta tai galima ir kokį kirminą pamatyti. Tai va, tai aš apie tą ir noriu pasakyti, kad yra parduotuvė nuostabių prekių, su kuria keitėsi, gražėji ir dar uždirbi. Tai va, žinokit, jeigu kada nors svajojat, kad kur rasti tokį dalyką, tai žinokit, jis jau yra sukurtas, vadinasi Džojų. Tai jeigu bus įdomu, parašykit, papasakosiu plačiau. Tu tiesiog vaikštai parduotuvę, perki savo, tobulini savo išvaizdą, gerini savo sveikatą, rūpinėsi savo vaikų sveikatą ir savijautą ir gauni pinigų. Tai va. Ar dar kas nors? Manau, kad šiandien vakarų užteks, įdomu, kiek aš kalbėjau, dabar aš net nežinau. Mano arbata jau atšalo, galima gerti. Kaip ir sakiau, čia avietės, kinrožės. Kinrožės tai vitaminas C ir stevijos lapai, todėl jie yra tokia saldoka. Tai va, cukraus nereikia, o skanu. Na ir baltyminis batonėlis. Kaip skanu. Kol nebuvau pasiėmus siuntos, aš taip užsinorėjau kažką saldaus. Radau pas dukrą saldainį. Šokoladinį. Vaflinį. Suvalgiau. Bet valgiau ir galvoju. Kaip neskanu. Ant kiek saldu, kad net bloga darosi. O čia taip skanu.
Nu, žinok, aš dar pamiršau pasakyti. Puodelis per vieną kartą. Čia aš labai mėgstu arbatas. Man kavos neduok, o arbatą aš mėgstu. Ir vieno puodelio man dažniausiai būna per mažai. Man reikia dar. Aš pamiršau pasakyti, kad va dabar šitie baltyminiai batonėliai, kurie yra 4 skonių, tai traški avietė su ryžių drybsniais, karamelė, vanilė ir šokoladas su žemės riešutais. Iškart pasakysiu, kad karamelė saldi, vanilė nelabai, o šokoladas su riešutais tikrai nėra saldus. Tai va, dabar va šitie va batonėliai kainuoja 50% pigiau. Tai jeigu norit, būtinai įsigykit, paragaukit ir žinosit, ant kiek jie skanus. Ir arbatą būtinai užsakykit, nes tokios tikrai aš dar nesu mačius parduotuvėje. Arbatų mes turim irgi daug visokiausių. Yra su obuoliais ir cinamonu. Ir čia vat bus viena su avietėm, kita su obuoliais ir cinamonu. Čia yra kasdienio vartojimo ir yra funkcinės arbatos. O funkcinės tai yra lieknėjimui, ten jau žolelių su kalendromis, kad virškinimas būtų geras ir skrandžio nepūstų. Antra tai beauty arbata, tai jį yra su kinrožėm ir erškėtrožėm, tam, kad būtų daug vitamino C, o vitaminas C reikalingas kaip oksidantas ir kaip odos pagalbininkas, kad kolagenas gamintųsi. Ir kas dar? Ir dar immunity, tai bus su ramunėlėm. Tai irgi labai labai skani ir galiu parodyti. Aš turiu iš anksčiau užsakius. Vietau. Vaišių stalas pas mane tiesiog šiandien. Puodelį traukiam. Va, žiūrėkit, aš to jums parodysiu. Va, ir immunity. Tai jį yra su ramunėlėm. Imunitetą stiprinti, čia ne tik ramunėlės, čia dar ir mėtos yra. Ir va, irgi parodysiu, kaip atrodo. Gal jūs netikit, kad kokybė aukšta, žiūrėkit. Va, čia va bus slinti su kalendromis. Fokusuojamės. Va, kalendromis ir ten irgi kinrožės eina, ane, jūs matot. Stambios žolytės. Ir truputį smulkesnės yra immunity. Čia su ramunėlėm. Va. Žinokit, skoniai man patinka, nes šiaip ramunėlių arbata man ir taip visai skaniai, bet čia ne vien tik ramunėlės jaučiasi, va būtent ir mėtos, ir erškėtrožė. Na, vienu žodžiu, tam, kad imunitetas būtų stiprus. Tai va, arbatų daug, batonėliai su 50% nuolaida. Batonėlių yra 3 vienoj dėžutėj. Iš viso čia 150 gramų. Nes vienas batonėlis 50 gramų ir jame 200 kilokalorijų. Ir baltymų kiekis yra skirtingas kiekviename iš jų. Dabar nepasakysiu. 25, 31, čia bus 30% baltymų ir 30. Tai va, skanus batonėliai, skani arbata, skaniam užkandžiui, jeigu kas nors nori, vat paruošti arbatą, pavyzdžiui, darbe ir suvalgyti vieną baltymų batonėlį. Iškart 200 kalorijų ir sotumas irgi išlieka, nes kaip ir sakiau, batonėliai, žiūrėkit. Jūs nematysit. Taigi parašyta, kad daug baltymų, be gluteno,
daug ląstelienos, nes viename batonėlyje, žinot, kiek tos ląstelienos, kodėl aš sakau daug, todėl kad tikrai kitose tiek jos nėra. Nu, tai viename batonėlyje beveik 4 gramai ir be palmės riebalų. Ir dar čia yra su kolagenu. O kur jie pagaminti? Va dabar nepasakysiu, kur jie pagaminti, neprisimenu. Vienu žodžiu, stengiasi, kad prekės būtų geriausios kokybės ir ne iš vienos valstybės. Tai vat, arbata iš Lietuvos, visa arbata iš Lietuvos, šitos irgi funkcinės arbatos Lietuvoje gaminamos. Radau. Palaukit. Žiūrėkit, įnetukit. Matot, švenčionių vaistažolės. Manufakturit švenčionių vaistažolės. Tau, nu kaip man patinka. Tai va, net ir mūsų lietuviškos arbatos yra patiektos Europos rinkai. Vitaminas C gaminamas irgi kažkur ten parašyta tinklalapį, bet aš neprisimenu. Žinau, kad fulvo rūgštis yra išgaunamos iš Vengrijos, iš labai labai gilių žemės klodų. Kas norės, tas paskaitys, kas tai yra tos huminės rūgštis, o kas žino, tas supranta, kokia jų nauda yra, todėl kad jie tikrai gerina organizmo savijautą ir suteikia energijos. Ir vat dabar pasakysiu, prisiminiau, kodėl, kaip galima sakyti, kodėl tu praeini detoks programą ir pas tavai atsiranda ta energija. Tai vat tiesiog dėl paprastos priežasties. Tu išvalai savo organizmą, palengvini darbą organams, išsivalo kiekviena kūno ląstelė ir tiesiog tam, kad vėliau jį veiktų, jai reikia mažiau energijos sunaudot, nes tai yra tiesiog švarus dalykas, neužterštas, kuriam jį reikia jau mažiau energijos, kad jį veiktų. Na, panašiai kaip automobilis, ne? Jeigu jūs važiuojat su kokiais purvinais degalų filtrais, tai jūs ir jaučiat, kad automobilis dūmija, automobilio trauka yra sumažėjusi, bet kai tik pakeičiat filtrus, jūsų greitis padidėja. Tai va čia taip pat veikia ir kūnas. Ir kūnas tai ne tik, pavyzdžiui, susirgo, man skauda kelis, man skauda inkstas ar dar kas nors. Kad skaudėtų vienas organas, tai prieš tai visas organizmas jau kažką patyrė tokio negero, susilpnėjo ir paskui atsirado kažkoks skausmas. Bet jeigu gydyti reikia, tai reikia gydyti visą organizmą, ne tik kažkokį vieną organą. Gal dar ką nors papasakot? Papasakoju apie akcijas. Kad puikus detoks rinkinys su 24 eurais nuolaida iki šio vidurnakčio. Papasakoju, kokios skanios arbatos ir baltymų batonėliai. Norėčiau visai dar suvalgyti, bet man reikia arbatos. Tai va, kai baigsis tiesioginis eteris, aš tada eisiu dar ką savo paruošiu. Tai va, batonėliams irgi gera akcija. Tęsiasi, tai yra 50%. Batonėliams 50% akcija. Papasakojau, kokia skani pas mus omega. Omegos kaina yra 22 eurai ir tai yra 30 želė, sakykime, tabletyčių. Labai skanu. Čia yra guminukai be cukraus. Jie labai skanus, vaisių skonio ir jie yra pagaminti pagal Concordix technologiją Norvegijoje iš laukinių lašišų. Ir Concordix technologija reiškia, kad tiesiog lašišų taukai yra emulsijos formoje. Tai reiškia, kad pakliuvę į skrandį, jie labai greitai absorbuojasi į kraujotaką. Tai vat, irgi, kad galbūt kas nors turi skrandžio opą arba padidėjęs, sumažėjęs rūgštingumas, tai vat, kurie turi tokių virškinimo problemų, tai žinokit, jums ir omega,
kapsulėse, galbūt taukuose. Tai neįsivaizduoju, žinokit, apie taukus net nekalbėsiu, nes jeigu jūs turi skrandžio problemą, jūs tikrai jų negalit gerti, nes jums bus refliuksas. Aš tikrai tai žinau, todėl jeigu netyčia aš klystu, tai parašykit, kad aš klaidingai manau. Bet aš neturiu skrandžio problemų ir aš sakau, aš geriau tos žuvų taukus per prievartą. Na tiesiog, aš sumokėjau pinigus ir man dabar gaila išpilt, todėl aš juos ir geriau, kol nepabaigiau. Paskui pradėjau valgyti, va šitą labai skanią omegą. Kaip ir sakiau, ir vaikai ją mėgsta, ir vaikai apie ją prisimena. Va tai nebus, kad reikia priminti ir pirmiausia, jie yra be cukraus. Ne taip kaip tie, pavyzdžiui, omegos guminukai. Ir omegos čia yra daugiau. Tai va, papasakojau, kad užsakiau net 2 serumus plaukams. Tai va tam, kad plaukai neslinktų ir rudenį tikrai pagalvojau, kad reikia sustiprinti tuos plaukų šaknis, pamaitinti, kad jie per žiemą ir rudenį neiškristų visi, kad tam, kad pavasarį aš būčiau graži ir auginčiau vėl ilgą uodegą. Ir svarbiausia mintis tada dar priminsiu, merginos, na, žinokit, aš jūs kviečiu pagalvoti apie tokią galimybę. Uždirbti arba tiksliau uždirbti pinigus su produktais, kurie yra skanūs, kuriuos vartoji pati, kuriuos gali labai lengvai rekomenduoti, todėl kad jie yra veiksmingi. Na ir dėl pinigų uždirbimo tai jau priklauso nuo tavęs. Na pavyzdžiui, kokios perspektyvos yra dirbant tiesiog. Turi samdomą darbą. Nu ir ką, tu pakels algą? Man 50 eurų buvo pakėlę algą. Bet po naujų ir maisto produktai pabrango. Tai tie 50 eurų man nieko gero nedavė. Ne? Dabar galvoju, savo verslas. Tai tam, kad turėt savo verslą, tai kokio investicijų reikia? Aš dabar klausausi, kad reikia verslo planą paruošti. Gali pritraukti rėmėjų. Nu taip, tu gali, bet tu vis vien esi atsakinga. Tu turėtum turėti pinigų, gerai, tu juos gauni iš rėmėjų, bet tu paskui vis vien privalai sukurti kažkokį produktą, kuris turėtų tapti populiarus. Ir tu vis vien vertiesi tame, kad tu rekomenduoji tuos produktus, tą savo paslaugą ar prekę, ne? Rekomenduoji, na vienu žodžiu, tu irgi dirbi su reklama, tam, kad žmonės iš vis apie tave sužinotų. Ir pradėtų ką nors pirkti, prasidėtų prekyba ir tu gautum tą savo išsvajotą pelną. Na bet norint turėti verslą, reikia turėti pinigų. Na ir trečias, investicijos, kaip šiandien sakė iš kompanijos. Mes kažkada ieškojom, mes nusprendėm, kad norim geriau gyventi ir mes pradėjom ieškoti kažkokios veiklos. Nusprendėm, kad neturim tiek daug pinigų, kad pradėti savo verslą, bet to tai yra rizikinga, nes galbūt jis gali nepavykti. Ir jie tada tiesiog pradėjo ieškoti tinklinių kompanijų. Bet mūsų Joy yra geriausia, todėl kad ten jau nuo 1 mėnesio ir pats naujokas gali uždirbti pinigų. Bet būtent kaip ir sakiau, nusiperki savo ir gauni kažkokį cashbacką. Rekomenduoji savo draugiam, gauni pinigų. Ir visa verslo esmė yra labai paprasta. Pats vartoji produktus, rekomenduoji juos kitiems ir kuri didelį vartotojų tinklą. Aš net rašiau postą, kodėl referalinis verslas turėtų augti. Ir ten buvo parašyta 6 priežastys, kodėl jis turėtų augti. Bet pati svarbiausia tai yra tai, kad žmonės pasitiki žmonėmis. Jie nori tų tikrų rezultatų, tikrų atsiliepimų, o ne gražaus paveikslėlių, kuris yra patobulintas. Nes, pavyzdžiui, tu nusiperki prekę, jį išreklamuota, garsaus brendo, nusiperki, bet jį neveikia taip, kaip tu tikiesi.
Aš nusipirkau lūpų balzamą ir ką, jis sausino lūpas, nors parašyta ir sudėti parašyta, kad ten vien augaliniai šitie riebalai, taukai, na, ta prasme, ji natūrali, bet kažkodėl ji vis vien nedrėkina lūpų. Gerai, kad tai netaik daug kainuoja, bet kai tu sumoki už prekę, kuri kainuoja daug ir ji neveikia taip, kaip tu tikiesi, negauni tokio rezultato, kokio tu tikiesi, tu nusivili. O nieks prieš tai tau nepasakė, nes reklamoje sakė, kad viskas gerai. Tai va. Ir vat, prisiminiau, va dabar, vat žiūrėkit, dabar lapkritis rytoj bus, ne? Kapinės, nesusirkit, šilčiau apsirenkit batus irgi, pasirinkit gerus, kad kojos nesušlaptų ir nesušaltų. Jeigu ką, tai žinokit, liposominis vitaminas C veikia, tai jeigu netyčia ką sutiksit kokį ligotą žmogų ir patys pasijusit blogiau, tai rašykit, šitas vitaminas C veikia 100% išbandyta. Aš išbandžiau, dukra išbandė, visi kiti irgi išbandė. Tai va tam, kad nesusirgtų, arba tam, kad jeigu jau susirgai ir nenorėtum gerti antibiotikų, tai naudok va šitą vitaminą C. Patikrintas. Tai va, lapkritis ir gruodis artėja dovanų metas. Ir va čia va dabar būtų visai puikiai galimybė pagalvoti apie tai, kad tu gali neišleisti pinigus perkant dovanas, o būtent uždirbti. Uždirbti. Kas ir kaip, paklausk. Tai gal aš jau pakalbėjau, gal jau beveik visą valandą. Jeigu kils klausimų, parašysiu komentarą, ne? Jeigu nori rasti mano parduotuvės nuorodą, tai ji yra mano Facebook'e bio. Kas dar? Ten ir parduotuvės nuoroda ir yra naujausias highlightsas apie tai, kaip pirkti, protingai pirkti prekes iš Jojo parduotuvės. Yra 3 galimybės ir jos kiekviena yra savotiškai įdomi. Tai vat irgi pasiskaityk. Na ir kas, nu gal ir viskas šiam vakarui. Man visai patiko. Tikiuosi, kitą kartą papasakosiu dar ką nors įdomaus. Tokių eterių dabar aš visai sugalvojau, kad norėčiau vesti. Na, va tiesiog. Neturiu ką veikti, vakare atsisėdu, pabendrauju. Pati su savim, tikiuosi, bus žiūrovų daug. Dar labai tikiuosi, kad pasidalinsi šituo video su savo pažįstamom, su savo draugėmis. Galbūt tu joms suteiksi tą galimybę. Galbūt jos galvoja, kaip čia kur uždirbti, arba kaip čia kur sutaupyti, kaip čia nusipirkti gerų prekių savo ir savo šeimai. Tai va, tu joms padėsi. Jeigu nusiųsi mano video, tai gal tiek. Aš labai džiaugiuosi, kad žiūrėjai šitą eterį. Džiaugiuosi, kad išbuvai su manim beveik valandą. Jeigu kils noras paklausti ko nors, tai būtinai rašyk. Va taip. Tai va, ačiū tau ir gero vakaro. Man patiko. Ir tikiuosi, tau buvo naudingas šitas eteris. Iki gero vakaro. Ir dar kartą sakau, nesušalk rytoj. Iki.